Sveiki visi, antra dalis, bandymas toliau analizuoti Gruzosim sesiją. O šį kartą aš esu ne vienas, šį kartą su manim yra mano kolega Aleksas. Ja, sveiki, sveiki. Ir šiek tiek priminsiu, kas yra Aleksas. Aleksas yra žinomas internete kaip... Nereikia visą tai. Kaip vyro alus ir čia yra jo grafikas, jo rezultatai. Ir kadangi artėja vėlyvosios stadijos turnyro ir Aleksas yra labai geras specialistas. Tu galėtum manęs taip negirti, važiuoju čia. Paskui žmonės tikrai galvos, kad gerai žaidžiu, man gal tiesiog sekasi. Jo, ir žodžiu, noriu šitas stadijas pasikonsultuoti kartu su juo, tai darysim šį įrašą dviese ir galim pradėti, taip? Tai jo, tai tu vesi kaip ir aš papildysiu, jeigu kažkas bus. Gerai, tinka. Ir praeitą kartą baigėm šitą ranką ir dar kartą ją peržiūrėsim ir noriu Alekso komentarų. Čia Reizna viskas tvarkoja, tai daro jisai kaip ir gerai. Gauna kolą, tęsia. Sibetas geras Ir tada jau kaip ir korta, kuri visiškai nieko nekeičia ant turno. Nežinau, čia iš tikrųjų sužaista, kaip ir matėm rezultatas geras, bet iš tikrųjų po šitos kortos aš manau reikėtų čekuoti, kadangi gavus fribetą reiktų mestis, o jeigu čekins, tai gal ir galima dar nemokamą kortą kažką pasigauti tuzą arba damą. Ir šiaip gal ir tuzas damą šitą vietą būtų neblogai. O jeigu mes pračekinam, tai ir jisai betina, ar mums reiktų kolint dar? Priklauso, kiek betintų. Manau, galima dar ir žiūrėti būtų turną, nes kaip ir sausa. Flopas tai toks ganėtinai sausas, sakyčiau. Nebaisus eiskūnas. Ir ką tu šiuo atveju manai apie... Čia labai drąsus žaidimas buvo vietoj. Aš aišku čekinčiau, nes atsidarė į streitą tikimybę. Į vienos kortos streitas. Ir, nežinau, korta visiškai nieko nekeičianti. Ta prasme, jeigu turėjo, tai ir turi, o jeigu neturėjo, tai čia, ką žinau, tai net nežinau, čia tas betas toks buvo labai įdomus. Tačiau, kaip matėm, čia visai geras gavosi valo betas. Jis čia nukolino su tus 9, tai kaip ir super žaidimas pagal rezultatą, bet iš esmės tai taip įdomi. Taip esam toliau, čia pasistengsim įrašą daryti greitesnį negu pirmą ir dabar, kaip matau, perkelė kitą vietą prie stalo viršų. Čia gauna karalius, manau, čia reikėtų šiek tiek gal ir daugiau dėti, kadangi ankstyva pozicija, limperis, bet šiaip viskas tvarkoja. Ir čia jie gana dypo būdų, kaip aš matau. Čia stacijų dar nematome kol kas. Ja, ir vien dėl to, kad dyp, tai jau galim daugiau dėti, ne? Ja, nes... Čia viskas tvarkoja, manau, subetinti būtina ant tokio flopo. Čia galima dabar ir čekinti, kadangi atsivertė kaip ir tokia baisi korta. Biškai pakontroliuoti potą, pot kontrolui. Manau, čekas būtų tvarkingas čia, nes čia nėra ko bijoti, nebent flush draw įmanomas. Straight draw 7-8 gal limpina, bet vargu greičiausiai kažkoks middle pairas arba gal šeškės su tuzu. Bet jeigu jisai turi flush draw, tai dar gal galima išspausti vertės kažkokios? Na taip, bet jeigu jis dabar gaus check raise, tai tada kaip ir reikėtų kolinti ir tada bus labai didelis potas ir turbūt reikėtų kolinti riverį, bet kokiu atveju. Tai aš rinkčiausi čeką. Gerai, mūsų herojus tęsia toliau savo puolimą ir oponentas viskas gerai gausi, matyt niekur neturėjo. O apie tokią liniją, kad jeigu mes čia puolam ir gaunam reis, išsimes karalius nelabai gerai būtų, ne? Aš manau, tokiam turnyre kaip ir nelabai, aišku, ten jau jeigu būtų vėlyva stadija kažkokio brangaus turnyro, kur ten jau pinigai didžiuliai, tai galim būtų galvoti, bet čia toks ABC pokeris, tai manau, čia karalių mestis nereikėtų. Tokiam turnyre, aš manau, už $3 turnyre reiktų, esmė žaisti ABC pokerį nuo pradžios iki galo ir kažkaip neužsilevelinti žiauriai. Aišku, gerai, ir aš šiek tiek visus informuosiu, kad mes įrašą darom viešoji erdvėje, tai yra mes su Aleksu susitikę kaviniai ir gali būti visokių... Čia žmonės žiūri mus labai keistai iš visų pusę. Gali būti visokių trikdžių ir groja fone graži muzika rami, tai tikiuosi, kad jinai jums girdisi ir palaiko foną. Neatidarinėtum čia, ne? Ne, manau, čia gerai foldus. Kodėl stacijų nerodo? Nežinau, gal užkraus. Tai, permetė prie naujo stalo, nėra. Pas tave trackerį padaryta, kad 10 rankų nerodo. Jo. Čia
3x atidarinėja, iškart galima suprasti, kad žaidėjas nėra labai geras. Nes daug atidarinėja? Nes atidarinėja kart 3 jau tokia vėlyvoje stadijoje, čia užtektų kart 2 nuo 2 iki 2,5 pagal. Nu, dabar jau labai madinga Mirazen šiaip, kiek pastebėjai internete. Tačiau čia jie yra būdų gana dypti, gal jis todėl, tu prasme, atidarinėja? Ne, dėkui. Gal jis daug atidarinėja todėl, kad... Nu, tu matai, kad čia reizas yra kart 3 standartinis toksai, o šiaip jau čia nėra skirtum, ar tu dabar reizintum 1000 ar 1500. Ne, jo, suprantu. Tai gerai, aš tai čia vis tiek rekomenduočiau turbūt Colin. Nu, reikėtų Colin, manau, geras tekai abu deep. Jo. Flopas ne kažką atsiverčia ir jis iš karto dangbetina į tokį flopą. Nemanau, kad labai geras žaidimas, gal ir pasiteisintų šioje situacijoje, jeigu žmogus iš vis nieko neturi, bet aš asmeniškai, jeigu turnyre man deda dongbetą žaidėjas, tai aš su Anytu permušu ir tada žiūriu, kas atsiverčia. Kas darosi, bet dažniausiai išsimeta, jeigu dongbetinu ir tu šitą vietoj iš to CPT UK permuštum, manau, kaip ir būtų šitą situaciją su trojkėm, nėra čia ką veikti. Čia dar labai svarbu tą pastebėti, kad jie visiškai neturi informacijos vienas apie kitą. Taip. Ir kai turi informaciją, tai galėtų likti tokius įimus, nes galbūt žinai, kad oponentas nusimetinėja į donkbetus ar dar kažko. Šiuo atveju nėra tokios informacijos ir gauna kolą. Ir turnas gelbsti situaciją. Tai dabar jau reikėtų dėl vertės, manau, dėti. Jo, dabar labai gera linija būtų toliau tęsti. Ir mūsų herojus pasirinka priešingą. Ir šiuo atveju aš galvoju, žinai, jeigu oponentas tikrai galėjo turėti kažkokį, tu prasme, nu... Manau, jeigu oponentas skolino flopą, tai skolintų ir turną jau su... Jo, bet, tu prasme, aš norėjau pasakyti, kad jis galbūt turėjo kažkokį, draw. Tu prasme, gal ten ir, kažkokį tik garšot ar dar kažką, ir šiuo atveju... Nemokamą kortą. Jo, mes jam duodam nemokamą kortą ir tas čirvas galėjo irgi dar kompletinį kokį flash draw. Tai žodžiu, čia reikėtų tęsti agresiją, manau, kokius 3000 būtų neblogai čia įdėti bent jau. Gal nedaugiau. Ir aš tai manau, kad čia labai, prasme, reikia tęsti, čia čekinti yra negerai. Atsiverčia kaip ir nieko nekeičianti, tai vėlgi dėl vertės reikėtų dėti dabar. Nu, va, štai vertė. Ir oponentas išsimeta. Žodžiu, laiminga ranka. Ja. Čia okei, manau. Nors gal dėl lotsų galim būtų ir pakolinti, bet tas 4 nieko gero. Čia irgi, nevertėtų atidarinėti kiekvienos rankos, ypač dar kai oponentas šortstekas. Ja, viskas turko. Čia jau geras steką užsiaugino, matau, Gruzasim. 80 blindų turi ir prie stalo yra chip lyderis. O, atsirado stacijai. Jo, štai pirma statistika. Apie nieką rankų nėra iš anksčiau, kas nėra nuostabu tokiam turnyre. Vėl tas pats oponentas atidarinėja. Tai gal čia reiktų vėl, pavyzdžiui, pakolinti ir donkbetant? Jo, bet aš norėjau atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, Gruzasim rankos čia, yra 147. Jo, turnyro viso. Tai kaip ir stacijai nėra blogi. Labai gerai. 24-22, tai skaityk beveik visas rankas, kurias žaidžia, tai open raise, kaip suprantu. Taip, 2 ne tik tai. 2%. Tai labai gera statistika iš tikrųjų. O kur čia freebetas? 19, ne? Nu tai freebetas irgi pasistiprus. Tai agresyviai žaidžia. Jo, ir agresyvumas 83%. Jo, pagirtina ir kol kas pasiteisina, kaip matom, žiūrėsim, kaip toliau čia gausis. Ir šį kartą nusprendžia išsimesti, manau, geras sprendimas. Tikrai prasta korta. Ką tu čia darytum šitą vietą, Aleksai? Nu, manau, matom, kad oponentas žaidžia pusę visų rankų, nors išsemblas tik 14, bet tai su Jack 7 nemanau, kad čia verta stilinti. Manau, foldas gerai būtų. O gal mes galim kompletint, nes žaidėjas neagresyvus, tai tikėtina, kad jisai čekins? Nu, gal galima ir kompletinti ir pabandyti atimti ant flopą. Ir jeigu, pavyzdžiui, gal ir atsvers dar kažkas prie to pačio. Jeigu mes galėtume visą laiką kompletinti ir jis nereisina, tai mes galėtume labai daug turbūt vertės išspausti iš tokių, kortų, kur mes norim pigiai pamatyti flopą. Nu, galima, čia visokios linijos geros ir foldas nėra blogai ir kolas nėra blogai, galima reisinti, aišku. Nu, gerai, reisinant 3-6, kas yra gerai. Jo, gerai, kadangi be pozicijos išsimeta.
Čia foldas. Neapsimoka ieškot laimės? Ne, manau, 9-7 dažniausiai Mars siūtit gal ir nieko, bet manau daugumą atvejų sukels problemų, kadangi gali atsitikti taip, kad nesugebės išsimesti to peiro be kikerio. Arba atsivers koks nors kreivas draw, su kurio dar įdėsi stekvę ir paskui. Ir vėlgi, mūsų herojus pasirenka paprastą liniją, išsimeta. Tai viskas tvarkos tokia linija. Ką čia turėjo? Tūzų damas. Čia karalius dėjimas. Ir vėl laimingi trejetai. Čia viskas easy. Čia, manau, irgi atidarinėti reikėtų ir norėčiau dar dėmesį atkreipti, kad, kaip ir sakiau, pavyzdžiui, tas CPT, kai atidarinėjo kart 3, nu tai kur kas geriau atidarinėti taip, kaip atidarinėjo Gruzosim. Ta prasme, tai kart 2 arba ten kart 2,3. O čia matai dabar atidarė? Matau, tai čia minreizas, kas ir sakiau labai madinga šiais laikais. Manau, čia galima ir pakolinti, bet galima ir išsimesti. Lengvesnė linija būtų, aišku, išsimesti ir su jas, nežinau. Galas irgi tvarka. Manau, kad neklaida, ypač kai oponentai visiškai nefribetina, neskleizina. Taip, oponentai pasyvus, galima čia su jais pažaisti. O, gaunam neblogą flopą. Ir kokią liniją tu rinktumės ant flopą? Na, sunku pasakyti iš tikrųjų, gal ir galima kolinti. Kolinti ir leisti toliau blefuoti arba su tuzu gauti, ta prasme, kad žmogus dėl vertės dėtų su tuzu. Nes kaip ir mums čia labai turbūt bijoti jau nėra ko. Mes turim poziciją, nebijom, ganėtinai negražus kortas būtų dama ir karalius, kadangi kai kurie garšotai atsiverstų. Ir dešimtukas dar. Dešimtukas tai mums fulas atsiverstų. Tai būtų gražiai. Tai visai nieko būtų. Tai manau, kolas čia gerai. Gal dar tiesiog rinkosi kolą, nes norėjo gal dar ir kitą oponentą įtraukti. O, štai geresnį kortą negu dešimtuką. Štai atsiverčiai. Kvatsai. Ir dabar tik aišku reiktų pasirinkti kažkokią liniją, kaip tą oponentą ištraukti visą ir mes galim kažką padaryti, kad jį... Na, manau, kad reikėtų čia dėl vertės dėti visgi, jeigu oponentas čekos, kadangi padidins šiek tiek banką ir kad ištraukti šio visą vertę ant riverio, nes jeigu jis turi tuzą, jis tikrai mums viską atiduos. Jeigu jis turi kažkokį pocket pairą, irgi yra tikimybė, kad jis sumokės mums. Tai reikėtų, manau, dėti, bet taip, kad neišgazdinti, jeigu čekins. O jeigu betins, tai be abejo kolinti ir paskui riverį galvoti. Dar jeigu, pavyzdžiui, jeigu prastas oponentas, tai dar jis tikrai gali sugalvoti ir publifuoti ant tokio. Taip, faktas. Nuspręsdamas, kad mes neturim nei valetą, nei tūzą. Nors mūsų linija čia buvo visiškai stipri, mes kolinam iš pozicijos, tai tarsi mes turim arba tūzą, arba draw kažkokį, su kurio, ir oponentas čia deda visiškai nesąmoningą. Ir čia, ką tu galvoji? Aš tai čia galvoju, kad čia reiktų, aš nežinau, čia akivaizdžiai aišku, kad mes jeigu permušim, tai oponentas išsimes. Taip, bet ir jeigu mes kolinsim, tai visiškai aišku, kad, ta prasme, mes tikrai turim kažką. Tai gal jeigu mes kolinsim, tai jis gal dar 600 padės. Bandom kolinti. Bet ne, aš tai irgi permušinėčiau, čia gal nedaug, kokius 3000. Bet taip, Važiuojame, permuša 3000. Gauna kolą, tai reiškia, oponentas arba turi tuzą, arba paketą kažką turi. Žytę. Jeigu jis dabar, nededa 600, tai manau gerai būtų įdėti 4-5 tūkstančius. O, pavyzdžiui, apie overbetinimo liniją? Overbetinimas čia būtų labai stiprus manevras, manau. Tai prasme, bet oponentai gali pasirodyti, silpna. Tu supranti, ant to, kad flopą tu overbetindamas dažniausiai, tai tu neturi ką reprezentuoti. Tu prasme, tu blefa overbetindamas ar kaip? Ne, ta prasme, aš suprantu, kad jeigu jisai turi, sakykime, kažkokią porą, ne 8-tukų, ir mes padėsim 4000, tai, atrodo, gana stipri linija mūsų ir jis turėtų išmesti tos 8-tukus. Na, man asmeniškai overbetas tikrai ganėtinai stipru atrodo. O jeigu mes čia įdėtume 30 000, tai jis gali pagalvoti, kad nežinau, kažkas gal mums susimaišė. Man atrodo, jeigu jis 600 deda ant turno, tai jis iš vis nelabai ką galvoja. Ir ganėtinai didelis betas ir daug vertės traukia pusės teko ir šiuo atveju aš tikrai manau, jau jeigu tiek deda, tai oponentas sumokėtų ir 16 000. Faktas. Jau reikia, aš galvoju, reikia jau pasirinkti arba tada mažą. Arba 4 arba 16. Arba mažą didį, arba didesnį, nes jau jeigu jis turi tūzą, tai jis mokės tau 16, arba 8, arba 16, jei neturi
tūzo, tai nemokės nei 8, nei 16. Tai faktas. Nu ir ką jis turėjo? Tūzą, tai manau reikėjo. Būtų viskas sumokės. Keista, kad nepermušė. Ja, šiuo atveju buvo neišnaudota vertė ir kas svarbiausia, jo tūzą bitino tik 2 kortos, tai buvo valetas ir 2 tūzai. Ir šiuo atveju tikrai keista, kad oponentas nepermušė, jeigu tikėjo, kad jo tūzas geras. Matyt, oponentas galvoja, kad eina ant splito. Šiuo atveju aš manau, tu Aleksai būtum permušęs. Manau, būčiau. O aš su valeta būčiau dėjęs 20 000. Ir tu būtum nukolinęs. Taip. Šioje vietoje, manau, reikėtų permušti ir eiti flipą su vienu žmogum, kadangi yra daug negyvų pinigų, taip vadinamų dead money banke, daug limpų. O kaip matom, tas yra ganėtinai šortas ir dedam min-reizą į 3 limpus. Tai... Ja, bet jis, nu jo gana, jis pirmas reisas gyvenime. Nu taip, bet... Labai mažas samplas. Matai, mums neapsimoka, mums geriau, aš manau, išeit į flipą prieš vieną oponentą. Nu čia mano asmeninė tokia nuomonė, aš mėgstu labai paflipinti šiaip. Tai kiti gal pasirinktų pakolinti ir pagauti setą ir tada kitus, kaip sakant, įtraukti tą banką. Man kažkaip atrodytų, kad geriau eiti flipą vienas prieš vieną. Aš sutinku čia su Aleksu, aš irgi rinkčiausi sprendimą čia poreisant. Čia taip vadinu, nu, ta prasme, jį izoliuot. Izoliuot racerį. Taip. Ir girdėjau apie izoliuot limperį, bet izoliuot racerį dar. Nu taip, čia naujas. Retai Dabar naujas išeis. Retai vartotina. Ir matom, veikėjas daro tą patį ir gauna all-iną iš limp. Ir šiuo atveju... Kaip čia su otsis, kiek čia reikia dadėti? 3-1. Šiuo atveju pagal otsus, tai mums čia reiktų kolint. Bet čia tai tikrai atrodo, jo ta linija labai stipri. Nu, kaip tau stipri atrodo linija, kolindamas po limperį ir pasikraudamas all-iną? Nu. Pocket pairas arba silpnis tūzas, manau. Nu, aš manau, kad arba labai stiprus tūzas, arba pocket pairas. Žmogus limpina po limperį. Nu. Nu, tai ar tai stiprumas? Tai nežinau, nu, tai jis galėjo gal trepinti ir, tai aš nežinau, baletas kokius tam. O kaip čia su statistika pasi? Nėra pasi. Tai tik perstumtis buvo, taip? Jo, bet gali būt, kad ir valetą damą kokį, žinai, suvežė, taip sutat. Aš manau, kad reikėtų čia kolinti. Ir jo, jeigu žiūrint visą jo range'ą, tai mes čia... Tai taip, bet mums dar kitas oponentus 7000 tas biški keičia vaizdą visą. Kadangi 9 prieš 2 žaidėjus tikrai ne kažką žaidžia, bet manau reikėtų kolinti, eiti sėkmės iškart. Jau tiek įdėjus banką, turim steką. Ir pagal... Turim šią tokią tikimybę dar ir priekį būti prieš abudu. Pagal santykį 3,2:1, tai mums čia reikia laimėti kažkur kokius 23% gal. Iš čia, jeigu skaičiais, tai kiek reikėtų mums laimėti? Tai mums reiktų laimėti 1 iš 4 kartų. Kad mums būtų profitable. Jo, kad mums jau būtų pelninga. Ir šiuo atveju 1 iš 4, aš manau, tikrai mes čia galim turėti. Faktas. Net jeigu ir vieną oponentą galim statyti dažniau ant kažkokios poros, vis tiek mes tą savo procentą turim ir manau, čia reikia kolinti. Aš manau, mūsų herojus ir pakolino, šitą ir matom, Vytas pakolino. Pažiūrim, čia tūzas karalius, vis dėlto buvo teisesnis aš, stiprus tūzas, o čia ketvirkas, nu ir kaip ir sakiau. Ir mes esam favoritai šitoje vietoje. Ir mums pasisekė. Geras handas. Judam toliau. Ir vėl matom limperį. Kuris prieš tai, ne, čia naujas žaidėjas. Vėl pirmą kartą prieš šitą. Irgi limpina. Na, kaip matom, turnyras tikrai lygių nežavi, daug limperių, pasyvios linijos pas visus, statsai irgi. Matom, čia VIP pas kai kurios 52. Ja, čia labai skirtingi, pas vieną 5-5, pas kitą 52. Nu jo, bet iš tokio samplo kaip ir nelabai dar galima spręsti, tačiau jau visgi matom, kad iš 20 rankų suždžia 11-12, tai jau šitą reiškia. Vis tiek aš teikčiau, kad čia yra vis dėlto prastas žaidėjas. Taip. Tikriausiai čia irgi, žinai, nors ir gal tiesiog kardedas. Ir šiuo atveju, ką mes čia reiktų daryti? Manau, reikėtų reizinti iki kokių 2000, izoliuot limperį ir paflipinti, jeigu išeis, bet manau, netgi gal yra tikimybė pasimti prieš lopą šitą banką. O mums neapsimokėtų čia kolinti ir ten eiti į setų paieškas? Nu, manau, kad jau tokiuose blinduose būnant
aukšti blindai, geras bankas susidaro prieš flopą, antas viskas suveda, tai nelabai kaip apsimoka setintis. Ir aš irgi manau, kad čia reiktų reisint. Mūsų žaidėjas to patį mano. Gauna kolą, visiškai tokį keistą, žmogus komitina trečdalis teko. Jo, ir dabar tokia čia situacija. Nu, situacija tokia nelabai maloni. Ir šiuo atveju mes čia reikia galvoti, ar mes darom testinį statymą. Taip. Ar ne, ir tas testinis statymas tai mums reikštų, kad mes visiškai... Nu, čia pagal nori, iš tikrųjų galima jam iš karto statyti all-iną. Aha. Arba galima check foldint, nes 3000 dėti, nu, kaip ir nėra skirtumo, ar dėsi 3000 ir 7,5, nes vis tiek jau tu privalėsi kolinti. Tai manau, kažkaip už visus čipsus stipriau, ne? Nu, žmogui bus sunkiau pakolinti 7,5 tūkstančio su 8, tarkim, negu 3000. Kaip tu manai? Nu, aš sutinku su tavim visiškai. Tačiau aš irgi galvoju, nu, čia reiktų tiesiog pasirinkti, arba mes jau sumokam tuos visus 7,5 ir patys puolam, arba jau jeigu čekinam ir jis puola, tai turbūt reiktų... Aš manau, jeigu yra bent šiokia tokia tikimybė, kad jis išsimes, tai reikėtų jam statyti all-iną ir žiūrėti. Nu, čia beveik tas pats ir yra. Nu, taip. Ir oponentas. Tai pasisekė, kad nehitino tūzo. Ja. Net neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką galėjo turėti, gal kokį damą valetą, karalių damą. Jo. Manau, okei, ne? Taip. Nu, kol kas tikrai solidus žaidimas Gruzasim. Išskyrus tą vieną vietą su trejetais. Taip, ten kur betino, tai tikrai ne pats geriausias. Kolino setą ir po to betino. Bet ne pats geriausias, bet jisai pasteisino. Padėkokim 2 autom ant turno. Čia atidarinėjai iš taga, gal kiek anksti, bet irgi okei viskas. Bet ganėtinai stipru, manau, viskas tvarkoja. Ir mes čia gana... Flopas kaip ir geras betui prieš žaidėją, kuris žaidžia kas antrą banką. Ir šitą ir šiaip mes prie stalo kažkaip, nu, nejaučiam tos konkurencijos. Taip, nieks nežaidinė, tai... Ja, manau, galim drąsiau žaisti. Ir tokį flopą reiktų subetinti, taip? Visiškai sausus flopas. Nu, buvo flash draw ir straightas draw, jeigu... Bet prieš žaidėją, įmant jo visą range'ą kolinimo, tai čia labai geras flopas. Sutinku. Karalius 10 čia, jeigu įjungtum Imaginationą, tai galėtum ir izoliuoti, bet manau ir foldas gerai, ir kolas neblogai. Nu, kol kas jis atidarinėja 13%, tai gana, nu, nedaug, aišku, samples labai mažas ir manau, kad izoliuot gal ne pati geriausia vieta, bet gal ir... Neizoliuot, bet galima skvizinti. Jo, gal ir nieko, bet čia taip pat galim ir... Bet stekai tokie, kad jeigu gautum all-iną, tai nebūtų labai faina, tai manau, galima ir kolint, galima ir išsimesti. Pats save susikomitintum ir pats save prisidarytum po tą problemą. Ir šiuo atveju galima kolint, taip? Galima kolint, bet ir išsimesti neklaida. Nors dėl otsų, manau, galima ir kolint. Žodžiu, visi 3 variantai. Bet korta tokia, sakyčiau, arčiau problematiškos. Ja, reikia žinot, kad... Atsargiai, kažką jau turėt planą, ką ant flopo darysi tokią kortą ir nelabai ten galvą mesti, jeigu karalių hitins arba 10. Nu, šiuo atveju jų stekiai nėra labai dideli, tai dar su karalium, manau, galim... Šiek tiek ramiau lysti tokią kortą. Su karalium dar galim visai padarį žaisti. Bet čia viskas gerai gausi. Ja. Manau, jeigu mūsų herojus būtų kolinas, tai flopą būtų dankbetinės ir paėmęs banką. Net nebėja. Čia gerai. Gauna kolą. 2 kolas, 1 pozicijoje. O šitas 3-3. Pirmą hendą žaidžia, ne? Antrą? Nu, antrą. Vieną jau sužaidė. Manau, flopas ir geras ir blogas tuo pačiu. Jeigu neturi tuzo, tai lengvai išsimes įsibetą, tačiau jeigu gauna bent 1 kolą, tai kaip ir hendas baigtas, sakyčiau. O šiuo atveju, tu prasme, manau, 100% continuation bet. Nes, čia aš nežinau, čia mes kažkaip netkreipiam dėmesio, už šitą oponentą likę 2 blindai. Nu, tai jeigu pas jį jau dabar likę 2 blindai, tai reiškia, jis nelabai supranta žaidimo. Ja. Tai kaip ir pasiteisinti įsibetinti. Kažkodėl, aš irgi galvoju, kad reiktų įsibetinti, manau, kad jis net išsimestų dar visgi. Tai aišku, jeigu jis sugebėjo iki 2 blindų išgyventi per 300 handų nei vieną nesužaidęs, tai...
Žodžiu, mūsų herojus pročekina čia ir kitas oponentas čekina. Ne, čia manau klaida buvo, nes reikėjo dėti su beta ir būtų pasibaigęs hendas greičiausiai. Šiuo atveju ta klaida gal ir visai dar gerą pavirto, karalius iškrito. Bet tai nieko nekeistų vis tiek, kadangi žmogus tas dynį čekino, o su to vis tiek jau būtų šaldaunas, jeigu pakolintų, tai... Tai dabar tikėtina, kad ne vienas tūzų neturi, o galbūt... kad neturi, jeigu čekino antrą kartą. Galbūt galėjo silpnesnį karalių pasigauti, ar flush draw dar su vienu kortą. Taip, gal ir geriau dar gavosi. Ir dabar, jeigu mes betinsim, dar galim kažkokias vertės ištraukti. Bet šiaip iš esmės norėčiau pabrėžti, kad tokį flopą vis laik reikėtų įsibetinti, kur tūzas yra, jeigu atidarinėja vėliavoje pozicijoje, kadangi oponentui tikrai sunku tęsti, jeigu jis neturi tūzo. Ir tau lengva reprezentuoti tūzą su reisininkų. Tačiau jeigu jau gauni kolą prieš prastesnį oponentą, tai reikštų, kad kaip ir baigtas jau hendas šitą pusę reikėtų pasiduoti ant turno. Štai mes ant turno betina ir šitas įdomus žaidėjas nusimeta pasilikdamas du blindus. Jis dar turi planą atsigauti, manau. Tiek pat investavęs prieš flopą. Šiuo atveju pakilo lygis ir pasiliko 1,2 blindą. Manau, kaip ir truputėlį gal ir ankstava pozicija, tačiau stekas yra, galim spaust stalą, nes nežaidinėja, manau, čia gerai yra. Aš irgi manau, kad ok, ir pagal lygį kažkur artėja burbulas, dar gal šiek tiek toliau, bet vis tiek link to. Ir aš manau, vėl jis daro gal klaidą, ne? Ai, čia buvo čekas dabar? Jo, nes flopas vėl labai geras su betinimui, labai sausas. Nors kaip tu kažkada minėjai, karalius visą laiką blogas flopas su betui, bet man kažkaip atrodo, kad čia reikėtų išbėti. Čia labai geras flopas su betui, nes labai mažai tikėjo, kad kažkas kažką turi. Aišku, žinai, jeigu žaidžiant prieš gerus žaidėjus, tai geri žaidėjai žino, kokie geri flopai su betinti, tai tada žaidinėja, bet šiuo atveju čia netrodo, kad čia gerų žaidėjų būtų ir vėl, manau, mūsų... Taip, sutinku su tavim, kad čia reikėtų subėti. Herojus paskubą ir pračekina, bet vėl gaunasi naudą. Viskas jau gaunasi gerai, mes jau matyt su tavim nelabai pokeris. Jo, matyt, reikia... Kitą kartą siūsim savo turnyrus jam ir prašysim, kad jis mums pateiktų analizę. Vėlgi šitą... Bet kol kas tikrai viskas gaunasi gerą, ką? Ir štai, va čia įdomi ranka, aš noriu pažiūrėti, dėl ko, nes šitas žmogus kur nitino, jisai galiausiai stūmė savo pusę blindą ir vis dėlto sulaukė kortos, tiesiog įdomu pažiūrėti, ar laimės. Pavyko jam. Vėlgi šitą video mes įdėsim į pokerio kartą. Galbūt ir įdėsim. Ir įdėsim į blogą mano, būk profesionalas. Galbūt kažkam įdomu bus pažiūrėti, ką mes čia sapaliam. Ir po to patiem, aišku, pažiūrėti po 3 metų ir pasijuokti, kai jau pokerio nebežaisim. Gerai, žiūrim šitą rankų analizę. Ir čia tas oponentas tai pušino ir jis čia izoliuoja jį taip. Manau, kad čia ok. Gerai, matai, blindai turi 10 big blindų, tai čia žaidėjų steka ne savo. Nieko neprigalvosi, ne? Oi, smagu. Ir mes bet kokiu atveju buvom favoritai, tai viskas čia gerai. Ir... Čia kol... Ai, čia limperis buvo. Jo, limpina iš ankstyvos pozicijos. Gal ir tvarkoja. Gal ir nelabai. Gal ir reisint reiktų ar nusimesti? Manau, gal reikėtų reisint. Jeigu žmogus su 6 blindais limpina, tai vėlgi rodo nelabai gerą jo lygį. Ką tu manai? Iš per 7000, kai blindai. Jo, ir statistika yra 31-12, tai... Reiškia, kad jis šiaip gyvenime limpina ir šiuo atveju, manau, jeigu mes čia pareisinsim, tai jis dar išsimes. Faktas. Tačiau, kolas irgi, manau, ne blogiausia, žinai, variantai. Gerai, kad nesugalvojam dar čia betint, kadangi tokio flopą. O dabar, va, kai jau visi antrą kartą pračekino, tai gal ir apsimokėtų, ar ne? Nežinau, jeigu žaidėjas kiek nors mąstantis būtų, tai jau dabar kolintų ir su valetu. Ne, tai aš dėl valeto tai net nebijoju, bet galbūt jeigu turi ketvirtus, penketus arba šešetus rankoje, gal išmestų. Gal, bet aš viskai rinksiuosi čia pasiduoti.
ant Riverio čia reikėtų čekinti. Yra šiek toks showdown vėlui. Jo, aš irgi sutinku, kad čia... Kad čia jau nukolintų, aišku, gali gauti kolą iš kokio nors tūzo pusilpnio, bet... Bet manau, geriau buvo jau tada turną betint. Taip, arba betint turną, arba čekint Riverį. Šiuo atveju su pasitraukim. Pasi viskas. Pasiteisina, ką bedarytų. Atrodo kaip šitą, kaip koks surežisuotas turnyras. Taip. Mes čia bandom išmastyti ką nors. Čia esi betas, o... Čia viskas, pasilikę 3 blindai. Gauna kolą iš tūzo 6 ir... Nepasisekė. Pasisekė ir pagauna savo fullą ant galo ir... Buvo flipas, laimėjo flipą. Surenka short stacką. Čia manau, okei. Jack 5 nėra ta korta. Sutinku. Ką čia matome, žmogus 40 rankų žaidas, taip? Jo, 15-2, tai limpina 2% reisina, tai reiškia reisina turbūt savo tūzus karalius, stipru ir... Bet aš tai šiek tiek... Aš manau, kad čia reikėtų mestis. Ja, aš abejoju, ar mūsų korta, žinai, dominuoja prie šio limp range. Taip, būtų geras dalykas izoliuoti, bet kadangi dar daug žmonių yra už nugaros, tai manau, čia teisingiau būtų išsimesti tiesiog. Ir dar svarbu tą, žinai, pastebėti, kad čia yra short stackai, kurie visada laukia, kada jį pushint. Ir ta, žinai, nežinau, ar čia mums labai gerai ir mes ir ten kortą savo parodysim. Taip, sutinku, čia geriau būtų mestis ir tiesiog nesiverti tai. Šiuo atveju aš kažkaip net nebijoju, kad jis laimės šitą banką. Taip, aš manau, kad čia reikėtų subetinti, jeigu pradėjom tokią agresyvę liniją. Tvarko gavus, manau, gal subetas kiek per didelis nors pusę banką. Ja, bet šį kartą flopas jau... Manau, čia jau nebūtų esmės iš tikrųjų, ar subetinti 3000, ar subetinti 5000. Tai jeigu žmogus kažką turi įsidės, kolins ir 3 ir 5, o jeigu neturi, tai ne kolins ir 3. Tai kaip rizikuoja daugiau čipsų be prasmės. Čia matosi gal bablas prasidėjo. Ja, gali būt, kad bando žaisti burbulą. Jo, bet manau, čia šiek tiek gal ir blogai, kadangi yra 2 short stackai ir tokia korta, visiškai trešas, kaip sakant. Bet iš kitos pusės, jeigu burbulas ir tie short stackai nusišort stackina iki burbulo, tai... Gal jie ir laukia tų pinigų, bet... Jo, tikėtina, kad laukia jie tų $4. Taip, bet aš manau, kad čia jau reikia... Tai aš ir turėjau omeny, kad dabar reikėtų jau ir kolins tokią kortą šitą short stacką. Ir tikrai busim dominuoti, arba... Geriausiu atveju gaunam 60-40, manau, prieš dviejų. Šiuo atveju mes turim 2,2 prie 1 ir vėl čia mums... Ne, čia kolas tai... Ja, čia mums užtenka 32% ir turbūt mes su tokia korta... Taip, aš dar norėčiau pastebėti, kad čia kažkodėl reizas buvo labai didelis. Prieš flopą, ką tu galvoji? Jo, 3x. 3x, tai čia užtektų, manau, 2,2. Tai net dvigubai užtektų, jo. O čia kažkaip herojus pasirinko tokią. Jo, ir nusimė. Čia labai prastas. Čia galim šitą sakyti, kad 2 klaidos toj pačioj rankai. Taip. Ką čia darysi dabar? Aš galvoju šitą įsijungti kalkuliatorių. Tiesiog pažiūrėti, ar mes turėjom ten tos savo procentus, bet manau, kad čia viską... Jeigu jau tokį reizą, tai jau negalim išsimesti. Čia tik galim išsimesti dėl vieno dalyko, jeigu nenorima kažkodėl rodyti kortas. Taip, bet manau, kad čia tas kortų parodymas nieko neįtakoja žaidimo, kadangi žaidėjai nėra tikrai aukščiausi lygiai. Nei žiūri, nei atsimena, nei dar kažką, bet šiuo atveju, jeigu žaidėjai būtų pastabus ir reiktų su jais daug žaisti, tai geriau tada yra nusimest, padaryti klaidą tokį, jie pagalvos, kad nemoki žaisti, bet neparodyti, kad atidarinėjai su 5-2, nes tada reisams tave... Man atrodo, kad geriau būtų pakolinti ir laimėti čipsų ir tada... Jo, bet jeigu tau reiks žaisti kiekvieną dieną, tai geriau. Faktas, gal ir tau tiesiog kažkiek. Man atrodo, čia yra šiek tiek ir to tiesos ir mano. Taip, būkim tolerantiški. Štai čia yra min reisas iš... Vėlgi statistikos kol kas nėra, perslinam prie Ne, yra. Čia 114 rankos, ne? Jo, 13-10. Tai gana
tight žaidėjas. Taip, bet manau, jeigu žaidžiam burbulą, tai reikėtų completinti. Calint ir kaip žaist tada flopą? Nu, tada žiūrėt pagal situaciją. Galima, jeigu hitinam antrą porą, tarkim, būtų flopas 6-10-2, tai galima būtų ir čia kreizint, kadangi toks manevras labai dažnai pasiteisina, jeigu žmogus turi 7-8-9, arba tūzą valetą, jis nebegali tą žaidimą. Aišku, jeigu gaunam kolą jau po to čia kreizo, tai reikėtų permastyti viską ant turno. Jeigu kažkoks buvo dronė atsivertas, galime test agresiją, arba jeigu dronė buvo, tai tikriausiai reikia checkinti vėl ir pasiduoti tada. Gal ir gausim checkbacką nemokamą kortą. O jeigu dar burbulo nėra, tai reiktų nusimest, taip? Na, manau taip, 6 karalius offsuit nėra stipri korta. Tai jeigu čia iš tikrųjų yra burbulas, tai manau, kad Gruzasim turėtų imtis dabar spaust stalą, kadangi stekas yra tikrai geras. Bandyti padidinti savo žetonus. Ir šiuo atveju tai gal, ta prasme, reiktų reisint tokius, ne? Na, čia short stekas. Nežinau, jis jau atidarinė, kažkaip pastebėkim, kad jis prieš tai min reizino, dabar ir 3 deda, tai... Tai yra dėl to, kad limpas buvo. Čia buvo limpas? Jo, limpas su tagai, limpino, turėdamas 3 blindus ir šiuo atveju čia turbūt reiktų tiesiog pasitraukti. Taip, galima ir pasitraukti, o galima ir kolinti iš tikrųjų. Nes otsai būtų geri, tada gal ir čekintume iki riverą, kažką hitintume. Kas mes tavo varžovas? Prastai, čia siūlė, karaliai. Karaliai, taip. Nebūtume čekinį iki riverą. Čia matom, kad pradėjo atidarinėti kažkaip visi žaidėjai po truputį ant bubble. Na, aišku, negali niekada žinot, gal tiesiog, pradėjo kortą eiti, jo. Būna taip, kad neina visam stalą, po to visiems. Čia tvarkoja viskas. Jeigu burbulas, tai aš manau, čia reiktų atidarinėti, taip? Taip, faktas, čia reikėtų atidarinėti. Ir dar į tos, kur daug turi pinigų, tai... Aš manau, ypač jeigu stalas nesipriešina, net žaidinėje, tai reikėtų atidarinėti kiekvieną ranką, vos ne, kol negautum atgal kažkokią žaidimą. Vakar žaidžiau burbulą $320 turnyre, tai atidarinėjau 10 rankų iš eilės ir nei kartą negavau kažką pasipriešinimą, tai tikrai buvo šiek tiek nustebęs, bet tikrai turėjau gerą steką ir labai per burbulą viskas gerai pasisekė. Šiuo atveju gera ranka turbūt mums nusimato. Taip, matom, kad čia atidarinėjom, iš UTG gavom freebetą iš sekančio ir forbeto lin, gana deep. Na, manau, jeigu įvažiavim tūzus, jau čia nieko nepadarysi, bet... Čia išsimest nelabai galim, nors oponentas ir tight, bet čia turbūt ir visi tūzai karaliai, tūzai damos, valetai, dešimkės. Nors kai kurie sako, kad ir karalius galima išsimesti per flopą, aš tai su to net nelabai sutimu. Ir šiuo atveju turim damą 10, kas... Vieną gerą klientą. Gali būt, kad gal sprogo burbulas, kad čia taip. Gali būt. O kitas turi irgi karalius. Tai gerai, mums čia pasisekė. Pasplitinom pinigų biškai. Čia, manau, reikėtų reizint. Kiek čia reiktų reizint? Manau, netgi ir 3x. Neduot gerų atsukolint. Manau, kokių 3,5 tūkstančio būtų geras reizas. Čekas nėra prasčiausias variantas, bet manau, reizas būtų geriau. Iš šiuo atveju mes hitinam. Taip, toks dviprasmiškas flopas. Manau, galima bandyti pribetinti, neduoti tos kortos nemokamos. Bet čia kaip ir nelabai yra ką reprezentuoti. Jeigu žmogus stato ant ketvirkės, tai jis nuskolins greičiausiai su bet kokia pora arba ten su kardais. Tai gal galim būtų kolint tiesiog? Galima kolint, bet atsivers daugybę kortų, kurios mums nelabai tinka. Nes aš išsimest čia tai tikrai nenorėčiau. Ne, išsimesti čia nėra klausimų. Čia reikia arba reisint, arba... Aš manau, čia gerai būtų reisint ir sužinoti, kur ant 10 handai, jeigu gauni kolą, tai greičiausiai gausi čeką ant turno ir tada galima čekinti. O mūsų žaidėjas reisina... Manau, teisingas sprendimas. Aš irgi sutinku. Ypač dar kai toks blindų limpintas bankas. Jo, bet mes čia nežinom, čia burbulas baigėsi ar dar... Manau, kad dar vyksta. Dar toks lygis. Gal ne dar artėjom link jo. Kažkas, sakykime, iki 2000. O čia yra $3 frizautas ar kiek? Jo.
Tai kiek čia žaidėjų maždaug pradėjo? 1500. Fieldas. Nėra labai didelis tokiam mikrometru. Nu, vidutinis fieldas. Čia irgi, jeigu burbulas reiktų atidarėti, net gal jeigu ir net ne burbulas galim. Taip. Steik jau toks šitą. O tai čia jo išsimetė? Jo. Steik vėlyvosios stadijos, mes visiškai dominuojam, visi oponentai, nežinau, tarsi labai paprastai žaidžia standartiškai. Man atrodo, mes nesusidurtume su problemom. Bet kaip matom, čia ABC pokeris labai gerai pasiteisina, nereikia kažką labai prigalvoti sudėtingo. Žiūrėk, čia gal turėsim Ne, manau, čia gerai kolas, nes gavus farbetą reikėtų mestis, manau. Tai kolas kaip ir gerai. O ant tokio flopo bandyčiau čia kreizinti. Jis rengėsi donkint, ką tu manai? Nėra gerai, kadangi neišgauni vėlą iš handų, kurios sibetintų. Bet kaip tu minėjai, pavyzdžiui, jeigu donkina, tai aš reisinu kiekvieną kartą. Nu, taip. Tai gal dabar jis gali sugalvoti reisin su karaliumi. Bet jeigu ir gaus čia aluną, nėra labai malonus dalykas, nes ne kažką ir čia aplašinėjai. Gaunam kolą ir ką tu manai apie... Nu, visų pirma, linija pasirinkta vėlgi nelabai man patinkanti dongbetint flopą. Aha. Nu, reikia duoti jau agresoriui tada betinti ir tada, manau, čia kreizis būtų smagu ir netgi čia jau komitintis, manau, reikėtų stekas toks, kad... Nu, čia, manau, vis tiek sudėsim visą steką. Ir tu dabar siūlytum antrą kartą toliau? Na, nežinau, čia, manau, jau nėra skirtumo visiškai, kadangi žmogus jau komitet. Jo, bet čia reikia nepamiršti, kad $3 turnyras ir žmogus išsimeta kartais lieka du blindai. Manau, reikėtų dėti čia maluną ir jau dabar ir tiek. Jo, šiuo atveju aš irgi galvoju, jeigu bus kažkoks galėjo būti draw flopom. Na, ir kažkoks kosminis draw ale dama 10. Jo, ale dama 10, pavyzdžiui, būgnų. Nu, čia jau tada tikrai geras draw, ne kosminis. Jo, ir šiuo atveju, jeigu bus toks draw, tai mes būtinai turim statyti, nes jeigu jisai misins draw ant riverio, tai išsimes ir iš draw handų, tai mes tik dabar galim išgauti vertę. Nu, tvarkačiai. Mes susplitinam. Tai manau, bet kokia atveju, taip pat būtų ranka pasibaigus. Čia gerai kompletinė. Čia vėlgi, jeigu burbulas, tai reikia padarinėti. Taip, faktas. Čia vėl matom limperę, ne? Aha. Kas jau mums anksčiau su jo gerai pasisekė izoliatorių, paskui įsibetinti, ne? Nepažiūrėsim. Manau, reikėtų pabandyti vėl tą patį daryti. Ir korta buvo tokia pati, tai galbūt vėl pasirinko tokią pačią liniją. Bet čia gaunam tokį aluną, į kurį reikėtų išsimesti. Ja, ir iš to. Atsiprašau, man dar kolas pirkit, ne? Kolas jau nebeturi. White. Tai Sprite. Ir tęsim toliau. Čia matom su agresyvia saus kažkaip alunus pradėjo stovėtis. Ir čia reisina mūsų limperis ir gana daug reisina. Aha, tai nežinau net kaip tai traktuoti reikėtų. Ir šiuo atveju aš tai būčiau čia linkęs tiesiog pasitraukti. Taip, čia tokia saugesnė linija būtų. Tačiau kita vertus, jeigu čia visgi yra burbulas, nes galima pasimti super agresyvią liniją ir kalti jam aluną. Nes šiaip jisai stylina 14%. Tai jis vieną kartą stylina iš 7 galimybių, dabar yra antra. Dėkui. Dar ledukų reiks? Ne. Ir aš tai manau, kad jis daug reisina, tai vasi čia iš tikrųjų yra turbūt kažkokia galbūt net gera ranka. Nenori jis to gauti iš mūsų kolo. Manau, čia foldas bus tvarka. Jo, manau, kad reikia čia pasitraukti. Čia vėl matom reizą. Ja, ir matom, kad jo visiškai skirtingi tie dydžiai ir tikriausiai... Tai vėl galim spręsti, kad žaidėjas nėra labai geras. Ja. Kadangi kiekvieną kartą reizina skirtingą kiekį žetonų. Ja, ir gali būti, kad tas reisinimas priklauso nuo jo rankos stiprumo, tai
Taip, bet mes negalim spręsti kažkaip pagal rankų stiprumą, kadangi nematėm nei vieną Ne, šaudaunį. dabar taip, bet, ta prasme, faktas. jeigu turim istoriją su juo, tai galim atsekti ir čia gali būti labai stiprus, ta prasme, Taip, bet jau telas. turim samplą 80 hendų ir jisai reisina tik 8%, tai manau visgi čia reikėtų mestis netgi ir trojkės. Nors kita vertus galima ir kolinti ir pabandyti pagauti set ir pasimti visą steką, jeigu jis tikrai turi kažką gerą kolintą. Dar yra tikimybė, aišku, kad ir kažkas iš blindų įlys. Taip. Kol kas jų freebetinimas 0 yra ir... Taip, bet šitas reis yra jau toks, odsai mums nelabai kaip ir leidžia gaudyti setą. Aš dėl seto čia nenorėčiau kolinti dar dėl vienos priežasties, nes mums ne tik reikia pagauti setą, šiuo atveju mums reikia dar, kad jisai mums sumokėtų visą savo steką. Jo, ir jeigu jis toks gana ramus žaidėjas, tai jeigu jisai nehitins kažko ir neturi poros, tai jis neturės overpairo, tai jis mums nesumokės hitinų setą. Ir šiuo atveju aš irgi būčiau turbūt linkęs gal pasitraukti. Bet gausi labai gerai viskas, čia keturiesi žiūrim banką. Jo, ir jeigu dabar turėtume trejetuką, tai labai gerai būtų. Ką turėjo oponentai? Su vienu flush draw su karalium, su kita dvi poros. Ne, čia setupas geras gausi. Viskas fulas. Čia reikėtų atidarinėti pasyvų žaidėją, jeigu bablas vis dar vyksta. Jeigu burbulas. Taip. Tuo atveju. Čia gaunu freebetą iš pasyvaus ganėtinai žaidėjo. Na, net nežinau, reikėtų turbūt sveikas protas kitų mestis. Čia reikia pridėti 6000. Į banką, kiek čia bankas gaunasi? 15. 16. Tai nelabai ir apsimoka, nors 7 yra pusėtina šį kartą tokioj situacijai. Bet čia reikia... Bet mums praktiškai netinka joks flopas. Ne, tik 7 tinka. Reikia labai gerai žinot, ką mes darysim, nes... Taip, ir... Na, manau, čia būtų tvarko išsimesti. Labai pavojinga yra, žinai, atsivertų žemam flopui, nes gali sugalvot nusistekinti ir... Jeigu, ta prasme, nesijauti stiprus tokiose situacijose, tai geriau tiesiog pasitrauk prieš flopą ir viskas. Štai apie tokį flopą aš praktiškai ir kalbėjau. Tu kalbėjai, kad pavojingas. Kad ant tokio flopo, žinai, žaist norisi. Ir greičiausiai čia žais. Bet šiuo atveju jo sibetas yra mažesnis negu reisas. Taip, bet ar tai, ką nors sako? Gal tai yra kažkoks silpnumo indikatorius. Nežinau, jis deda trečdalį. Kad jis nenori, žinai, gal susikomitinti dar kažką. Bet jeigu jis turi tuzus, jis manau tiek padėtų. Bet jeigu turi tuzą karalių, tai jis kaip ir sibetint nori. Taip, bet tu negali čia permušinėti, kadangi jeigu tu permuši ir paskui išsimeti į all-iną, tai prarandi tikrai nemažą dalį steko. Manau, galima kolinti pažiūrėti dar vieną kartą. Galima ir išsimesti. Štai mūsų žaidėjas permuš, nepermuši, Čia vienas blogesnių, manau, šitoj situacijai. Ir jeigu ir permušinė, tai reiktų tikrai ne tiek. Taip, 16 vos numinti freebetinti. 16 tūkstančių, 16,5 yra, man atrodo, per akis. Taip. Ir aš tai kažkaip tikiu, kad oponentas pasitrauks. Bet gana tokia. Linija ne pati geriausia, bet matom, vėlgi jinai pasteisino. Tiesiog turbūt širdie labai, mūsų herojus norėjo laimėti ir turbūt. Sako, kai nusiteiki, tai visada gerai. Tai vakame priežastis. Ir ką tu manai apie čia? Čia atidarinėja irgi iš vidurinės pozicijos. Manau, silpnas tuzas nėra gerai kompletinti. MP1. In general, bet jeigu čia, kaip ir jau minėjom, yra bablas, kai reikia spausti oponentus ir žaisti daug rankų, tai manau, kompletinimas nėra pats blogiausias dalykas. Tačiau visgi aš čia pasirinkčiau išsimesti. Aš irgi išsimesčiau, nes... Kaip ir matom, gaunam flopą ir gal dongbetnam. Jau kelintą kartą matom šitą liniją. Kuri anksčiau veikdavo. Kuri šiaip jau pasiteisina, kaip matom, čia labai dažnai. Tačiau jeigu žaidžiant prieš geresnius žaidėjus, tai, kaip jau minėjau anksčiau, tokia linija retai kada pasiteisina. Galbūt tai yra raktas į pigių turnyrų. Mikrolimitų aukštumas. Taip, tai gali būti. Štai puikiai ranka. Ir turim all-iną. Ir čia norėčiau pasakyti, kad jeigu kolini, tai tikrai atrodai
daugumo atveju labai stiprus ir čia tikrai patarčiau visą laiką kalti ant viršaus reizą arba oliną, kadangi trepint čia tikrai nelabai gerai. Tai prasme, mūsų korta yra per silpna trepint ir... Bet aš turiu omeny, kad jeigu ir čia turi tūzus, tai vis tiek geriau kalt oliną. Nu, ypač Tiksliau, ne oliną, bet reizą. Ypač tos lygiuose, kur tu žaidži. 3 lygių turnyrą, manau, kad čia tas netiek dar daug vaidina. Gali būt taip. Tačiau dėl to tūzo karelius trepinimo, tai... Čia toks ir trepinimas dviprasmis gaunasi, jeigu tu flopą nehitini, tai tada būni pats įtrepinti. Jeigu tu prisitrepinsi oponentą su trojkiam, tai šiuo atveju trojkės už tai stipresnis yra, tai geriau. Manau, čia reikia žaisti 1 prieš 1. Ne, numeris irgi teisuma, okei viskas. Nepasisekė, ką padarysi. Kaip šitą viskas tvarkai. Kaip sako Lietuvos kazino podstava. Taip. Geriausia, kai jie būdų sudeda prieš flopą, įlenda su nesąmonėm ir paskui būdų hitina kažką ir vienas kitam sako podstava. Ir visi tada galvom linkčia, kai žaidėjas išeina nuo stalo kyla ir visi čia podstava gavai tikrai. Nors iš tikro vos neabiejų neturėjo iš vis būtų bankė, žinai. Taip. Ir aš tai, aš jau daryčiau tokią prielaidą, kad čia burbulas sprogo. Taip, norėčiau visgi pasakyti, kad tikrai žaidimas kol kas solidus labai, neskaitant tų kelių dongbetų ir ten trojkių, kaip matėm, bet... Ir ta susitinkim linija keista buvo, kai jis reisino. Taip, manau, ten irgi buvo klaida, bet visumoje tikrai žaidimas neblogas. Jeigu, ta prasme, dar apie burbulą šnekant, tai per silpnai žaidė burbulą, reiktų silpniau. Matai, mes nežinom, kada tas burbulas šis čia buvo, nelabai galim spręsti. Jo, tai dėl to šitą nevertinam, bet tiesiog toks kaip patarimas. Jo, bet manau, kad čia tokiam turnyrė burbulas nelabai gerai veikia, burbulo žaidimas, kadangi payoutas dažniausiai būna dvigubas. Tarkim, rebainiam turnyrė būna, jeigu 10 su rebais, tai būna minimalus payoutas, tarkim, $60, kas tikrai veikia tos prastesnius žaidėjus, jie matai nori pasiekti tas apmokamas vietas, o čia, tarkim, ir brangesniam frizauti, tarkim, kiek tas brangesnis, tarkim, $10 frizauti, jeigu tu žaidi burbulą, tai nelabai to pasiteisins, kadangi minimalus išmokėjimas būna ten $15. Sutinku su tai 100%, Aleksai. Ir čia, pažiūrim šitą ranką, čia atidarinėjo kaip ir gal kiek silpna korta. Taip, bet jeigu žaidėjai nežaidinėjo ir foldinti, tai... manau, reikėtų gal ir foldinti. Ir dar reikėtų foldinti dėl to dalyko, kad tu savo status gadini tokiais atidarinėjimais, tai rodo, tavo stilas didėja. Po to nebegausi. Jo, negausi. Negausi pagarbos, kai reikėjo, žinai. Čia matau, atžaidinėt pradėjo visi aktyviai, matyt, gal ir burbulas sprogo. Ir ten tai gal kortą turėjo. Ir šiuo atveju čia tai mums jau... Čia kelintą kartą matome į solūną mums krauna. Jo, ir šiuo atveju, nors čia freebetas, tai nelabai kyla. Taip. Čia jis 3 kartą freebetina, tai nedaug, bet mes čia vėl turim otsus 2 prie 1 ir kortą, su kuria tikrai mes turim kortinti. Taip manai? Taip, nes šiuo atveju jo range tikrai yra visos poros turbūt. Bet jo range yra visos mūsų dominuojančios kortos. Yra, bet... Ir mes nei vienos kombinacijos nedominuojam, aš manau. Nebent 10-9 su... Ir valetą 10. Valetą 10 galim dominuoti. Ką čia atidarinėsiu į... Pasižiūrėsim pagal ranges. Tai aš mums, kad čia kolint, mūsų stekas normalius, kas mums reikia dadėti 15 tūkstančių, tai... Su doma 10 offsuit. Tai gana 15 tūkstančių, tai, kiek čia yra? Na, aišku, šeštadalis mūsų steko. Nekiek nepaveikia, bet aš turėjau, kad mums reikia dadėti 15 tūkstančių. Mums čia reikia 33%. Gerai, bet dar yra kitas faktorius, nors, aišku, šitam turnyras nelabai galioja, kad tu parodysi savo trash handą. Atidarimų čia nėra labai trash handas. Geriau parodyti negu, ką mes tam prieš tai 7-9. Aš nemanau, kad čia reikėtų kolinti. Gerai, pažiūrim tiesiog jo pagal range'us ir... Nors, aišku, yra tikimybė, kad... Kažkaip čia per laptopą neatsidaro. Nepasiekia viršaus. Techniniai nesklandumai. Davai, žiūrim toliau tiek to. Palauk, tai galim rankai rašyti. Sakykim, jo
Nu, su dvojkim permušta. Nemanau. Nu gerai, nuo ko? Nuo pitakų. Pitakų. Ir pitakai plus ir... Nu, įdedam kosminį range, kad yra... 90 suited. 90 suited. Valetas 10. Suited, ne? Nu ir valetas 10 aukščiau. Jau su valetu... Pliusų nedėjai. Tai gal su 9 dama nepermušinė. Nu gal. Bet su valetu dama suited, tai permušinė. Nu, aš tai abejoju, bet ne. Nu, tokį gana platų range jam. Bet pagal statistiką freebeto mes negalėtumėm priskirti tokio plataus range, ar ne? Kaip tu galvoji? Nu, žinai, visko būna. Nu gerai, tebūnė. Ir, tu prasme, tūzai kokie? Tai 5-5 plius ir yra tūzai, ar ne? Ne, 5-5 tai yra visos poros. Bent jau kaip aš supratau. Tūzai, ta prasme, supratau. Nu ir galbūt nuo tūzo 10. Ir šiuo atveju, jeigu, nu, čia gal kiek per platus range'as jam, gal reiktų išmest tuos kelis handus, bet jeigu toks range'as, mes tada turim tą, ką mums reikia kolinti. 35 procentus, mums reikia 33, bet jeigu... Nu, jeigu pagal šitą kalkuliatorių, tai gerai. Jo, tai išmesim tas kelias rankas. Čia irgi du kabletį. Ir jeigu range'as toks, tai nieks nesikeičia. Sakykim, padarykim tokį tikresnį range'ą, kad penketai, dama karalius viršų ir tūzas 10 viršų. Tai jau kažkas panašiau, neišprotėjęs. Ir mes turim... Bet visai nesikeičia, skaitai. Nu, 1% pamažėja. Ir šiuo atveju mes turim 34%, kas pagal santykį. Mums matematiškai reiktų, tarsi mes turim, kad tą nulio išeiti ir... Gerai, čia užsidėsim kažkaip su šitą. Ja, nu gerai, žodžiu, čia galim ir kolinti ir ne, ne? Vienas sako kolint, kitas ne. Aš sakau nekolint. Ir aš būčiau kolint. Aš žurnalis nepakolint. Nemanau, kad... Manau, nebūtų didelė klaida pakolinti, bet... Ja, manau, kad EV neprarandam didelę nei ten, nei ten. Ir ypač dar tas svarbu, kad jeigu mes dominuojam stalą, tai mums nereikia eiti flipus tada. Nes mes galim tiesiog reisinti iš lėto savo, rink blindus ten ir donk betinti. Galim suras geresnių spotų. Jo, ir į donk betai visai neblogas spotas kažkaip matau. Į flipus reiktų eiti tada, kada stalas geriau žaidžia už tave ir kai tu neturi pozicijų, kai ten yra profesionalai. Čia matau stiprus kažkoks manevras labai. Čia buvo limpas. Taip, bet... OTG ir jisai čia tipo įpušino. Bet čia nėra labai geras žaidimas. Čia reiktų daryti normalų reisą, standartinį reisą. 8007 gal. Esi be pozicijos. Daugiau negu 3 kartus yra rinkaris. Manau, 8-9 tūkstančių būtų gerai. Čia gal viena... 7-9 netgi sakyčiau. Čia gal, žinai, viena iš tų situacijų, kai tiesiog žaidėjas turi tą ar dešimtukus, ar valetus ir jis, nežino, kaip reikia žaisti. Jo, gal bijo flopą, bijo hitins, bijo, kad jį ten reisins, tai jis renkasi sprendimą tiesiog. Paprastesnį, bet to pačiu ir ne patį geriausią. Jo. Ir gauna limp kolą ir gauna gal tu karalius gali. Pliusas valetas, žodžiu, čia gausi plius savy pušas, viskas čia idealiai. Ir... Nieko nehitina. Jo, žodžiu, atsilaiko. Buvo favoritas ir atsilaiko. Vėlgi, turbūt būtent toj situacijai tai geriau sužaidė, nes jeigu būtų reisinas, būtų gavęs kolą. Ir paskui nežinotų, ant flopo iškrito karalius ir... Karalius dama? Jo, ir turbūt ne tik, kad nežinotų, ką daryti, ir oponentas turbūt nebūtų daugiau sumokėjęs. Gavosi kaip geriau, vėlgi mes buvom neteisus vėl šitą situaciją. Čia gaunasi, žinai, turbūt trumpajam periode labai gerai, o ilgajam periode ir gali dažniau būti negerai. Taip. Čia tas pats oponentas ar čia naujas? Naujas. Tas iškrito. Ir vėl mus permušė ir šiuo atveju situacija beveik panaši. Tik, kad oponentas nežinomas. Ir mūsų korta stipresnė. Ir korta stipresnė. Ir
Ir reikia daugiau pinigų dėti ir dabar mes neturime, 2 prie 1. Bet manau, jeigu nori pagamblinti šitoj situacijai, kolas yra okei. Tu Bet šitoj dažnai vietoj- būni, daug dažniau būsi dominuotas negu toj situacijai. Bet manau. tu šitoj vietoj būtum labiau linkęs skolinti negu Taip. toj, kur prieš tai? Taip, tikrai taip. Korta ženkliai stipresnė, nors dažniausiai būsi prieš Tuzą karalių, arba Tuzą damą, arba poketą. Bet jeigu poketas, tai viskas tvarkoja, arba Tuzas valetas. Nes aš dėl to, kad aš biškiu prastesnis žaidėjas dar šitą. Nereikia taip. Tai mane aš būčiau būčiau atvirkščiai sužaidęs, būčiau turbūt šitoj vietoj pasitraukęs, o toj prieš tai vietoj būčiau kolinis. Pažiūrim, ką turėjo. Tu Damą, tai čia sekasi kol kas. Ja, mes čia Kaip laikinam. ir sakiau, čia bus dažnai labai dominuotas. Šiuo atveju mums čia reikėjo gal net kažkur arti 40% turėti. Ja, ir dar norėčiau pastebėti, kad ten reizas šiek tiek per didelis buvo, jau tokiose stadijose užtenka vos ne minreizint. Ten įdėjo Vytas 6000 su viršum, blindai 2,5-5 tūkstančiai, tai užtektų 5,5 tūkstančio Tai laisvėliaus. pažiūrėsim, blindai dar pakilo, pažiūrėsim, koks reisas. Čia matom X3 reizą iš Iš- nežinomo žaidėjo ar žinomas? Anksto žinomas. 21-15. Aha. Nu, nežinau, kas čia indikatorius, kokio hendo galėtų būti. Nu, mano tai čia tikrai tokie labai iš Manau, nemėgstamų situacijų. tai- Prasčiausias variantas būtų kolint. Jau geriau freebetinti ir išsimesti forbetą, arba tiesiog dabar iš karto išsimesti. Negu kolinti, ne? Taip. Kodėl? Nu, mano nuomonė tokia, kadangi tu būsi visiškai be informacijos ant flopo. Mhm. Tu, aišku, turėsi poziciją, bet dar ir tikimybė, kad už tavęs pakolins keli žaidėjai. Mhm. Tai ne pats geriausias variantas. Daug geriau būtų, va, kaip ir sakiau, arba foldas prieš flopą, nes jis queenas tokia problematiška korta. Ką manai dėl freebeto dydžio? Gerai viskas. 2,5 karto. Gerai labai. Aš irgi manau, kad tokie. Gaunam kolą. Ir šiuo atveju Taip, flopas geras, iš tikrųjų, kaip visada matom. geras ir mum, ir geras jam, jeigu jis tam yra turi. problema, kad jis galėjo irgi kažką čia hitinti tokio ganėtinai stipraus, kaip dešimkės, valetas karalius. Nu, valetą karalių, žinok, aš manau, kad gal būtų ir išmetęs į Aš tai, freebetą. kadangi jau mačiau čia per visą mūsų tą analizę tokių manevrų žaidėjų, tai kažkaip netgi nebejoju, kad jis čia būtų kolinęs su valetu karaliumi. Bet geras flopas yra iš tikro ir tokiam kortom kaip tūzas valetas ir tūzas karalius, su kuo jis galbūt nusistekintų. Taip, tai manau, čia steikintis privaloma. Manau, betas būtų koks apie 20 tūkstančių būtų visiškai užtektinai. Jo, tai jis tiek ir deda. Taip, labai gerai. Gaunu olinam, Jo, manau, čia- neturim kur dėtis. Tai čia, ne, tai čia turbūt reikia džiaugtis tokiam lygiu, jeigu būtų, Taip, bet ja, jeigu būtų kitoks turnyras, tai tada jau nieko gero ir, žodžiu, splitinam. Čia, kaip matau, kol kas blogiausi variantai, kas atsitinka, tai splitinam. kelintas jis be iškrito šitam turnyrą. 13 baigė ir tai gana dypina. Nepasisekė ar Nežinau. pažiūrėsim? Ir atidarinėja, žiūrėk, va, šitokia A, reisas dabar jau- geras, dabar kaip tik gerai ir viskas. Bet pastebėjai, kad jis atidarinėja tokio pat dydžio atidarinėja openas kaip ir praeitų blindų. Tai Na, užsienio buvo šiaip- blindų 2,5 šiandien buvo. nelabai atsimenu, kas ten buvo. Gal tiesiog buvo blindai pakilį, tu dar nematei. Nu gal. Nu, žodžiu, Ja, bet čia nesminis toks skirtumas. sibetint, Ja, tvarkoja. Flopas visiškai geras betui. Dabar tai aišku reikia pasiduoti. jo. Bet supuratos bordas visiškai geras betui ir poketas. Tikrai čia gali būti prieki daugybę kartų. Ir šiuo atveju šiandien padarysim analizę iki kito lygio ir Taip, baigsim, sutinku. bus antra dalis padaryta, nes mes jau čia dirbam valandą. Pirmam ir kartui tikrai man per daug. Jo, ir- Prišnekėjau daug nesąmonių. Jo, ir Bus juokinga paklausyti. Aleksas ruošiasi į turnyrą gyvą, tai žodžiu, paleisim jį ir padarysim po to trečią dalį, kur jau bus pačios late stadijos ir, O čia dar daug liko turnyrų? ir prieš finalinis stalas. Nu, Dar šiek tiek liko. dar liko. Ir Gerai, čia dypina. tai tiesiog dabar, kol pakils lygis iki 2-4, čia aišku, easy pass. Ja.
tikrai, manau, čia kažką naudingo gal išgirs klausytojų, jeigu kas nors iš klausys mūsų Jo, žiūrės analizę. Svarbiausia reikia paminėti, kad, viskas turbūt daugiau akcentuota į mūsų žaidėją, kad darom įrašą jam. Taip. Jo prašymų. Iš jo padaryti gerą žaidėją ir... Tikėkime, kad nors ir jūsų mums įrašą padarys. Jo, ir čia atidarinėja vėl kaip ir standartiškai. Flopas vėl geras ir ant tokio flopo reiktų turbūt žaisti teko jau. Su jo, taip. Nes čia gali sumokėti su 7 ir... Su karalius dama gali sumokėti. Jo, ir... Tie tūzai... Nors, aišku, čia karalius dama tikrai nebus, manau, daugumą atveju. Gali būti žaidėjas. Gali būti ir mažiau. Bet matai, jos stacijai šiek tiek sumažėjo. Iš pradžių buvo 50, dabar iš... Pasidarė geras iš prasto. Šitą, bet čia gali gal net ir su mažesnė pora už 7 kažkaip įsivelt. Taip. Su šeškiam, pitakais, nes, prasme, ir mes daug kartų ypač mačiau, ypač gyvam pokerį Lietuvoje, kad žaidėjai komitinas užsimerkė su 7 čia ant tokio flopo. Tai, ta prasme, kai tu gali būti drawing dead praktiškai ir komitinas gerus tekus, tai... Manau, prilyginčiau Lietuvos paprastų tokių gyvų turnyrų lygį šitam turnyrų lygį. $3, ne? Tikrai nedaug ko skiriasi. Nežinau. Aišku, pagarba visiems kazino žaidėjams, bet... Čia labai svarbu tą paminėti, kad oponentas turi tik 10 blindų ir bankiai yra daug. Taip, todėl būtent žaidžiam dabar juos teko, nes savo. Todėl mes taip šnekam, jeigu būtų kitas oponentas, tai visai kitaip eitų viskas. Taip, faktas. Ir čia reiktų jau aišku, turbūt kalti Moliną. Iškart nepasisekė. Bet mes jau... Tai pagaliau, pirma ranka, kur mums nepasisekė. Netgi keista kažkaip, galvoju super userį žaidžiu. Lygis pakilo, man atrodo, ne? Tai paskutinė ranka. Ir paskutinė ranka gerai baigėsi, tai... Primenu, kad su jum buvo Brilliant ir buvo Vyro alus. Dar kartą rodau šitą grafiką. Gražiai atrodo visai, čia hipnau kažką paskutinį metu. Ir... Tai, žodžiu, gerų žiūrėjimų ir laukiam komentarų. Ačiū.